užrašyti pirmą, gerai, ir galėsim tada viskuo pasirūpinti. Tai dabar pasipildykime tavo knygelę. Atvykai šiaip paprastai profilaktiniai apžiūrai, ar dar turi kažkokių nusiskundimų? Gerai, tai aš tada pasidarau švarų naują lapą, kad galėtume aprašyti visas tavo problemas. Taip, čia galėsim susiklijuoti viską. Va, pasidariau švarų naują lapą. Gerai, tai dabar, kadangi sistema internetinė neveikia, gal gali priminti savo vardą ir pavardę. Aš žinau vardą, bet gal gali dar dėl viso ko pasakyti abu vardą ir pavardę. Gerai, užrašysiu. Ir dar dėl viso ko gimimo metus. Gerai. 1966. Gerai. Ir noriu visų pirma pasipasakoti, ar nori visų pirma padaryti tiesiog praktinę patikrą. Visų pirma noriu pasipasakoti. Gerai, klausau, sakyk, kas tave vargina. Taip, sunkumas kojose. Na gerai, pasirašau. Sunkumas kojose. O kada tu jį jauti? Man irgi tai būna. Aš irgi, kai lėktuvu skraidau, man irgi toksai sunkumas kojose būna. Ir žinok, turiu išeiti tau. Gerai, tai kai kitą kartą skrisi lėktuvu arba ilgai važiuosi kažkur, užsidėk kojinytes, tokias, kurios suveržia odą, suveržia kraujotaką. Gerai, jos turi pavadinimą ir vadinasi kompresinės kojinės ir atrodo maždaug štai taip. Tai kelionėm pilnai užteks pirmos klasės kompresinių kojinių. Gerai. Žinoma, jeigu problema nesispręs, vėlgi sakyk ir spręsim, toliau darysim kažką. Tai pasiimu vėl savo užrašiukus. Taip, pirma problema ir daviau sprendimą. Kompresinės kojinės. Ir tada, ką dar jauti ir ką dar norėjai pasakyti? Skauda galva. O kada skauda galva? Kai miegi. Visai įdomu. O kada nueini miegoti? 4 valandą ryto. Tai, o ar bandėjai nueiti anksčiau miegoti? Nebandėjai? Tai visų pirma pabandyk tiesiog. Pasakysiu tokį paprastą dalyką, kad gali būti, jog galva skauda, nes kūnas yra dehidratavęs. Tai pabandyk prieš miegą išgerti stiklinę vandens, vieną stiklinę vandens. Ir tada nueiti miegoti šiek tiek anksčiau. Jeigu taip drastiškai nieko nekeičiant, pabandyk nueiti 3 valandą, 2 valandą, 1 valandą. Na, idealu būtų, kad išmiegotum kažkur nuo 7 iki 10 valandų. Jeigu tik tai leidžia tavo grafikas. Taip, jeigu tik tai leidžia visą tai bandyk nueiti kuo anksčiau miegoti, arba jeigu nueini vėliau miegoti, išmiegok ne po 3 valandas, po šiek tiek daugiau valandų ir pabandyk išgerti stiklinę vandens ir taip pat dienos metu gerti daugiau vandens. Ir rekomenduoju pasiskaityti knygą
sėdėsim ir vėl aiškinsimės. Gerai, tai tada kokia būtų trečia problema? Ar gal jau viskas, gal jau daugiau nieko nebeliko? Liko. Gerai, tai klausau tada. Gerai, papasakok, neskubėk, viskas gerai, turiu daug laiko. Tęs, tikrai klausau tave. Klausau toliau, taip. Vis dar klausau. Bet vis dėlto sugrįžk į pradžią ir kokia, sakei, konkrečiai problema. Konkrečiai vietoj to, kad neskaitant to, kad darbe žmonės nelabai klauso tavęs, neskaitant šito, bet tokia labiau galbūt su pojūčiais, sveikata susijusi problema. Nėra tokios. Gerai, tai jeigu išklausius tavo situaciją, tai galiu taip pagalvojus pasakyti, kad galbūt tiesiog tame darbe nėra tavo tipo žmonės. Nors kaip ir skaudu būtų girdėti tai, bet galbūt jiem nelabai rūpi tavo jausmai, žinai. Ir viskas yra su tuo normalu. Ir nesi to problema. Tie žmonės, kurie nelabai tavęs klauso, yra problema. Taip. Todėl tas kyla toks nepasitikėjimas ir vis klausinėjai manęs, ar aš tavęs klausau. Tai taip, tikrai tavęs išklausiau. Taip, visiškai tavęs suprantu. Vis tiek, jeigu tu sieki, pirmas dalykas, neturėtum siekti kitų žmonių pripažinimo. Jeigu tu to sieki, paklausk savęs, kodėl, ar tau tie žmonės yra svarbus, ar tu su jais nori turėti gerą ryšį, kadangi vis tiek eini toj pačioj aplinkoje būni. Taip, suprantama, visą tai suprantama, bet dar šiek tiek palauk, padarykime tau pojūčių patikrinimą, gerai. Ar čia buvo švelnu, ar smailu? Ką jutai? Jutai, kad švelnu? Gerai. O kaip dabar? Aš noriu, kad tu dabar negalvotum apie tuos kitus žmonės, gerai? Svarbiausia, kad tu jaustumėsi savyje gerai. Visų pirma jauskės. Ir kad tu jaustumėsi gerai, tiesiog noriu pasižiūrėti, ar viskas veikia tavo kūne. Taip, kaip ir turi veikti. Gerai, ačiū tada, kad leidi tave patikrinti, ką dabar jauti, ar buka, ar švelnu.
skiriasi, ar yra vienodos. Pirma spalva, tai suvienodinsiu. Kokia čia matai spalva? Gerai, žalia. Antra spalva. Ar spalva skiriasi nuo pirmos ar ne? Čia pirma ir čia yra antra. Pirma ir antra. Ar skiriasi? Neturėtų skirtis, neturėtų. Ir tada pirma ir antra spalva, kadangi jos vienodos. Ir trečia spalva, ar skiriasi? Matai, kad skiriasi. Labai gerai. Tada su tavo spalvų matymu yra viskas gerai. Taip, tvarkoj. Ir tuomet taip pat pasakyk, ar skauda, kai taip liečiu į skirtingas vietas. Pradėkim nuo jautriausios pačios vietos. Ar žinai, kokia vieta yra jautriausia? Pirštų pagalvėlės yra labai jautrios. Pradėkim nuo jų. Padaryk taip. Ar jauti, ar čia yra aštru? Aštru, teisingai. Taip, kita ranka. Ar aštru buvo? Aštru, gerai. Dabar galėsi pasakyti, ką matai ir kiek matai. Gerai, pradėkim nuo skaičiaus. Tokio. Ar matai šį skaičių? Matai, gerai. O tuomet tokiame atstume, ar matai kitą skaičių? Ar matai, koks yra čia skaičius? -98. Teisingai. O dabar ar gali pasakyti visą skaičių kombinaciją? 3 skaičių kombinaciją iš štai tokio atstumo. Koks yra čia skaičius? Ir čia. Gerai, o dabar patikrinsim akis iš arti. Gerai, ir padarysiu tokią skaičių kombinaciją. Ir turiu pasakyti, ką matai iš arti. Kas čia per skaičius? 4, 2, 1, 0. Labai gerai. Labai teisingai. Na tai manau, kad tavo labai geros akys. Dabar pamatuokim tau dar tik tai spaudimą, gerai? Prieš išleidžiant tave. Duokim tą spaudimą. Čia turėsi dėti ranką. Štai. Užliptom. Gerai. Aš tada čia. Papumpuosiu oro. Gerai, ir žiūrim, ką rodo mūsų. Kokius skaičius. Gerai, skaičiai idealūs, bet dėl viso ko dar vieną kartelę padarykim tą patį. Gerai, ir čia tada ranką prispaudžiam.
duomenys, vėl geri duomenys. Manau, kad su tavimi yra viskas gerai. Šiek tiek knygų padės pagilinti žinias apie save ir suprasti dalykus apie savo kūną ir apie kitus žmones. Tikiuosi, tos knygos tau padės. Jeigu nepadės mano patarimai, toliau sugrįžk ir aiškinsimės giliau. Gerai. Tai ačiū labai, kad žiūrėjai šį mano ASMR vaidmenų žaidimą. ASMR vaizdo įrašą. Tikiuosi, kad jisai tau patiko. Jeigu nori, gali pasižiūrėti pirmąjį mano vaizdo įrašą, kur tikrinu tavo regą. Tavo regą. Dar manęs neprenumeruoji, gali tai padaryti. Užprenumeruoti čia, kad nepraleistum naujų vaizdo